Sveiki, tai noriu įrašyti video, kaip įkelti prekę ir kaip aplamai valdyti prekes, patogus baldai, patogus namai svetainiai. Tai iš esmės yra taip, prisijungus prie admin panelės, kairėje matome nustatymų juostą pagrindinę ir realiai čia galima intuityviai pasižiūrėti. Tarkim, atsidarome puslapiai, matome puslapių sąrašą, atsidarai apie mūsų puslapį ir to puslapio viduj yra galimybė redaguoti, keisti kažkokius tekstus, taip toliau ir paspaudžia mygtuką išsaugoti. Tai labai panašiu tokiu intuityviu būdu tiek puslapiai valdomi, tiek produktai, tiek prekės ir panašiai. Kas susijęs su prekėmis yra čia. Yra WooCommerce'as ir yra produktai. Tai čia yra pagrindinis momentas. Produktai turi tam, kad įkelti produktą patį, taip, tai mums reikės, kaip sakyti, visų papildomų kitų dalykų, kas tam produktui priklauso. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, mes kursim naują kategoriją. Produktą keliant, mums reikia priskirti kategoriją, priskirti požymius, gal nereikia priskirti, taip toliau. Tai pirmiausia eina, ta prasme, iš esmės viskas atbulinė tvarka. Tai yra, pirmiausia, mes suvedam visus požymius, kategorijas, visokius tokius, papildomus momentus ir tik tada keliam, pridedam naują produktą. Tai kad bendrai suprasti, kai nueinam visi produktai, atsidaro produktų sąrašas ir čia galima juos valdyti. Čia galima pažymėti, ištrinti, greitasis redagavimas, čia galima, pavyzdžiui, statusą pakeisti, iš juodraščio į paskelbtas, taip toliau. Jeigu spausime ant elemento, atsidarys vidinis ir čia galima apie tą produktą viską keisti. Tai yra pavadinimas, aprašymas, specifikacijos yra, čia yra trumpas aprašymas. Dešiniai pusėje matot, kad yra produkto pagrindinė nuotrauka, tada galerijos nuotrauka. Galerijoje reikia dėti pagrindinę pirmą, o toliau visas kiek nori. Tai čia tas pridėti produktus prie galerijos. Spaudus Ctrl mygtuką galima prisekti dar daugiau prekių, pridėti galeriją, prisidėjo. Čia galima iš kompiuterio įtempti, įkelti failus, pasirinkti iš kompiuterio ir taip toliau. Ir susikelia nuotraukos, tada iš jų galėt dėtis. Bendraja prasme, čia spaudžiat pliusiuką prisideda translationai, bet kaip matot, yra tiesiog tu matai langą ir to lango visus, pavadinkime, einant per nustatymus, požymius, pokyčius, variantus ir panašiai galima ir kainas ir taip toliau ir panašiai nustatyti. Tai mes dabar, tam, kad įdėti produktą, mums reikia papildomos informacijos. Jeigu nueiname į kategorijas, mes matome, kad yra kategorijos, mediniai baldai, kėdės, spintos, taip toliau. Tai tas kategorijas galite trinti arba galite pridėti. Testas, tėvinė kategorija, tai yra tas, tarkim, šviestuvai jau yra po interneto detalės. Tai aš noriu įdėti testą, kad būtų po interneto detalės. Ir tiesiog pridėti naują kategoriją. Viskas, interneto detalės, interjero detalės, po atsirado testas. Aš tiesiog paspaudžiu ištrinti ir testas išsitrynė. Tai mes susikūrėm kategorijų medį, tai jis jau daugmaž sukurtas, tada mums galima reikalingas bus požymiai. Požymiai yra reikalingi tada, kada yra ilgis, dar kažkas taip toliau, kai būna pasirinkimai prekių. Tai pavyzdžiui, jūs turit kažkokį stalą ir tas stalas turi, nežinau, ar ten šviestuvas liumenai, liumenai, apšvietimo spalva, tarkim, mes turim ten 4 kelvinų, kas ten kelvinai ir kažkas to. Mes sukūrėm pagrindinį, įėjus į vidų, mes galime kurti apšvietimo spalvos, šilta, ir galime sukurti šalta, tarkim, 4000 kelvino. Ir tokiu būdu galime paredaguoti, nes mes, tam jau su kelvinais rašoma šitam šilta, man atrodo, atvirkščiai šiaip yra, man atrodo, 4000 yra šalta, o bet čia nesmė testas. Atnaujinti. Ir mes turime jau, pavadinkime, pasirinkimus. Šilta, požymius. Mes turime jau požymių
Aš esu keletą suvedęs, bet iš esmės tai vat yra ilgis, stalviršio skersmuo, tai vat galima spaust tvarkyti terminus ir prisidėti jų, daugiau prisidėti ir panašiai. Šilta, šalta ir taip toliau. Kai mes turime visus šitus, mes einam kelti naują produktą. Tai mano būtų tokia rekomendacija, kad aš atsidaryčiau kažkokį produktą vienam lange ir tada daryčiau pridėti naują. Kas tada vyksta? Tai yra, aš žiūriu, kas yra šitam parašyta, lygiai taip pat ir dedu naują. Tai va čia šviestuvas Cozy, aprašymas, ne? Nu tai tarkim, čia darom 5 testą. Jeigu mes čia va yra kažkoks aprašymas, nuvažiuojam trumpą aprašymą įdedam. Ir aš taip žiūriu, šitam kas yra padaryta, ne? Ir kas šitam padaryta. Ir viską iš čia kopijuoju. FAQ kategorijos ar yra priskirtos taip toliau. Žiūriu, čia pas mane paveikslėlio. Nu gerai, aš dabar nekelsiu jokio. Bet tarkim, nu va šitą padarysim, kad šitas būtų, ne? Taip pat. Va, su shiftu įspaudęs keletą parinkau. Kategorijos, ne, yra šviestuvai, žymiu nuo viršutinės. Šitą padarau primary, kad būtų pagrindinė giliausia kategorija. Jeigu tai yra paprastas produktas, įrašau kainą, įrašau akcijinę kainą, jeigu yra atsargos prekės kodas, KDD, ne, 55 labai aktualus dalykas, visos prekės turi turėti kodų šiaip tai. Ir paprastai prekiai, badges, tai čia jūsų suprogramuota, kad uždėtų tą shipping time'as ir taip toliau. Tai va čia visi dalykai yra ir aš tiesiog paspaudžiu paskelbti. Ir ką mes tada turėsim, jeigu mes nueisim į šviestuvus, pamatysim, jog mes turime šviestuvas Cozy Test, 20% nuolaidai nuo 50-40, nes aš čia padariau kainą 50 reguliari, akcijinė nuimu, paspaudžiu update, parefreshinu, čia pasikeis, nebebus nuolaidos, į prekę įeinu, prekės viduje trumpas aprašymas, čia yra ilgas aprašymas, parametrai užsidėjo, tai jeigu matom, kad va, kur yra specifikacija, va čia va, įvedu specifications parametrai atsiranda, nu va, tokiu principu viską kelia. Tai va, ką dar noriu parodyti, tada paskutinis momentas yra, tai čia jeigu yra paprastas produktas. Jeigu produktas yra su variantais, tai yra produktas, kuris turi pasirinkimus. Tai va, tam tų požymių mums reikėjo. Tai va, dabar mes galime pašalinti ir pridedam esamą požymį. Atsimenat, buvo apšvietimo spalva sukūriau, ilgis, taip toliau. Tai aš noriu pridėti apšvietimo spalvą ir pridėti, kad galimi variantai yra šilta ir šalta, arba tiesiog pasirinkti viską spaudį. Ir būtinai naudojama variantams kurti reikia. Ir aš netgi dar vieną padarysiu, kad būtų, pavyzdžiui, ilgis. Bet čia nedarysiu pasirinkti visus, aš padarysiu irgi 2 ilgius, nes kitu atveju čia bus turbūt labai daug tų variacijų. Paspaudžiame saugoti požymius ir karts nuo karto rekomenduoju vis atnaujinti bendrai. Nu, sistemos yra sistemos, užpildai visą produktų informaciją, nepaspaudė atnaujinti ir tiesiog dingsta viskas. Tai sakyčiau, žinot, užpildot keletą laukų, atnaujinot, užpildot keletą laukų, atnaujinot. Tai čia tokia gera praktika. Taip, tai mes dabar jau, kai įsiseivino ir požymiai yra, tada einam į variantus. Ir čia yra labai paprastai, kad generuoti variantus automatiškai. Spaudžiam. Ir kadangi mes priskyrėm 4 požymius, 2 tokius, mums sugeneruoja va, kai šalta ir toks ilgis, kai šalta ir toks ilgis, kai šilta ir toks ilgis, kai šilta ir toks ilgis. Atsidarius šitą, prekės kodą galima įvesti ir tada kainodara. Galima kiekius vesti, ar turime atsargose, taip toliau neturime ir panašiai. Jeigu įdėsim, kad skaičiuoti kiekius, tai ir kiekius skaičiuos, tai parodys, kurių kiekius, kad skaičiuotų. Na, tai mes čia, tarkim, 90. Kiekius skaičiuoti paspaudus atsargos, aš noriu, kad atnaujinti, jog išsiseivintų mums sukurtos variacijos. Taip. Tai tada mūsų tas produktas Cozy iš paprasto produkto turi pavirsti jau su pasirinkimais čia.
prarefreshinam. Va, atsirado kaina nuo iki. Ir va, atrodo, pasirinkite spalvą, pasirinkite ilgį. Čiukšt. Ir jau mums keičia, ne? 130 ir kaina keičiasi ir viskas. Tai va tokiu principu galite žiūrėti. Dabar yra atsargos ir atsargų valdymas. Ir čia yra nuimta. Jeigu uždėsim, tai matot atsiranda kiekis. Tai va tada kiekiai atsiranda, jeigu šitą atsargų valdymą uždedam. Aišku, reikia, jeigu variantuose norit uždedat čia atsargų kiekį, išseivinat, tada einat žiūrėti prie variantų, atsiranda laukelis kaip keisti. Tai galite aplamai pažiūrinėti čia kairiai pusiai, tai yra ir įrašai, ir FAQ, dukas, ne, tai va čia, tarkim, atsidariau duką ir yra tiesiog įrašai. Galiu pridėti naują arba redaguoti esamą, paspaudžiu ant jo. Ir čia yra klausimas, čia yra atsakymas, čia yra kategorija. Ir paspaudžiat atnaujinti. Sakau, kad daug labai yra intuityviai tiesiog vaikščiant per adminą, yra nurodymai pridėti naują prekę, ne, ištrinti, redaguoti, keisti, taip toliau. Santykinai viskas yra intuityvu.